Sveiki gyvi. Galiausiai pergalių sausrą pasirinkimo pasaulio čempionato atrankos langui cikle pasiekė Lietuvos rinktinė. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje pranoko dabartinius NCAA čempionus Michigano Wolverines krepšininkus. Mačas su Michigano universiteto krepšininkais Lietuvos rinktinė yra generalinė repeticija prieš laukiančias pasaulio čempionato atrankos rungtynės, tačiau pirmoji mačo pusė rodo, kad ta repeticija gali gerokai prisvilti. Trečiojo kėlinio pradžioje rinktinė amerikiečių studentams pralaimi jau net 14 taškų skirtumu. Šiek tiek pasakėm tiesiai šviesiai, kas kur mums netinka, nustojo kaltinti kitus ir pradėjom viens kitam padėti ir iškart kitoks žaidimas. Daug šūdo buvo prisikaupę jau. Vis tiek, mes irgi žmonės, mums nepatinka pralaimėti. Tarpusavį pasikalbėjom, manau visi suprantam, kad mes žaidžiam už Lietuvą ir tikrai nenorim atrodyti, kaip atrodėm, nes kaip minėjau, prieš studentus 56 taškai atrodo tikrai per daug. Pavyksta sustabdyti oponentą. Ir panašu, kad griežti pokalbiai Rūbinėje davė naudos, jei per pirmus du kėlinius Lietuvos rinktinės gynyba buvo kiaura lyg rėtis. Tai po pertraukos mūsiškiai rodo visai kitą veidą. Per 20 minučių vos 28 praleisti taškai, net 28 mažiau nei iki pertraukos. Ąžuolas Tubelis vėl nesulaikomas, renka 31 tašką ir net 39 naudos balus. Ir rinktinė pasiruošime iškovoja pirmą pergalę. Praėjusį sezoną Jungtinių valstijų studentų pirmenybes laimėjusi Michigano universiteto komanda nugalima 12 taškų persvarą. Kaip ir po pralaimėjimo estams, taip ir dabar po pergalės treneris Kurtinaitis vėl kartoja. Komanda orientuojasi tik į atrankos mačus savaitės pabaigoje. Jie buvo uždaviniai tokie, kad mes gautume gerą fizinį krūvį. Tuomet tą mes pasiekėme, o dabar konkrečiai ruošiamės turkui. Tiesa, rungtynėse akis badė rinktinės mačams neįprastas vaizdas. Beveik 10 000 aistruolių talpinanti Vilniaus arena neužsipildė nei penktadaliu. Šiame lange itin daug žaidėjų netekusią Lietuvos rinktinę tribūnose palaikė vos nepilnai 2000 aistruolių. Jeigu žaidė Klaipėdoje bus pilna, jeigu žaidė Kėdainiuose bus pilna, manau, Panevėžy būtų daug. Nes, sakysim, tie didieji miestai prisisotinę to klubinio krepšinio. Visgi rinktinė savaitgalį nemasino net ir gerbėjų Alytuje. Kai tuomet vykusią dvikovą su Arizonos komanda stebėjo nepilnai 3000 sirgalių, nors arenoje telpa kiek daugiau nei 5000. Užbaigus kontrolinių rungtynių ciklą, dabar rinktinės laukia pasaulio čempionato atrankos mačai. Penktadienį lietuviai išvykoje kausis su Turkijos rinktinė. Mačą tiesiogiai transliuos GO3.